Vilniaus teatras Lėlė su kompanija Sonus Eksertus bendradarbiauja nuo 2018 metų. Per šiuos kelis metus Vilniaus teatre Lėlė buvo atlikti didžiosios scenos ir salės technologijų modernizacijos darbai. Tai instaliuota nauja technologinių ryšių sistema ir per paskutinius 2 metus atsinaujinome pilnai apšvietimo sistemą ir šiuo metu baigiame naujinti scenos garso sistemą. Galiu pasakyti drąsiai, Sonus Eksertus kompanija yra patikimi partneriai. Vilniaus teatras Lėlė per visus atsinaujinimų procesus iš tikrųjų patyrė įvairių iššūkių. Turėjome ir pagrindinio rangovo bankrotą, paskui ir pandemija buvo užgriuvusi. Tai iš visų žmonių, kurie čia pas mus teatre dirbo, Sonus Eksertus komandai pademonstravo supratimą, kas yra teatras, taip pat gebėjimą lanksčiai spręsti kylančius iššūkius, nes reikia suprasti, jog atnaujinti technologijas tokio tipo senuose pastatuose, kokiame yra įsikūręs Vilniaus teatras Lėlė, tai yra nemažas iššūkis, nes kiekvieną dieną vis atrandami kažkokie tai techniniai nauji niuansai, kurie be abejo ne tik investicijų reikalauja, bet kartais ir kūrybiško požiūrio į sprendimų paieškas. Labai džiaugiamės mūsų naująją apšvietimo įrangą, įvairaus tipo prožektoriais, efektus kuriančiais įrenginiais. Atsinaujinome pilnai apšvietimą praeitais metais. Jau teatras buvo nominuotas auksiniam scenos kryžiui už šviesų dailę. Anksčiau tokių pastebėjimų, įvertinimų iš profesionalų tikrai neturėjome ir apšvietimas iš tikrųjų gan ilgą laiką buvo pas mus teatre iš tos techninės pusės gan opi problema. Nedaug galimybių iš tikrųjų turėjome. Šiai dienai su pilnai atnaujinta įranga jau galime statyti įvairius sudėtingesnius spektaklius, galime kviestis užsienio kūrėjus, jaučiame, kad pereiname į kitą kokybės lygį.